Taigi dokumentas yra parengtas, dabar reikia nurodyti, su kuo derinsime dokumentą. Proceso sutartuke nurodomi derinančius asmenis. Derinimas bus vykdomas nuosekliuoju būdu. Nurodome, su kuo derinsime, derinantį 1, derinantį 2 ir asmenį atsakingą už registraciją. Grąžiname dokumentą į serverį ir paleidžiame dokumento procesą. Dokumentų procesas paleistas, proceso skirtuke matome, kuriame žingsnyje šiuo metu procesas yra. Derinantis asmuo gauna užduotį vizuoti dokumentą, atsidaro dokumentą, paskaito prikabintą parengtą dokumentą, susipažįsta su parengtu dokumentu, jei turi šiam dokumentui pastabų, turi paimti iš serverio, atsidaryti Wordinį dokumentą, ir pateikti šiam dokumentui pastabas. Išsaugoti ir uždaryti Wordinį dokumentą. Grąžinti į serverį ir paspausdamas mygtuką atlikta, kadangi turėjo dokumentui pastabų, turi dokumentą atmesti, prieš tai parašydamas komentarą. Atmestas dokumentas keliauja dokumento rengėjui koreguoti dokumento turinį pagal pateiktas pastabas. Dokumento rengėjas gauna užduotį koreguoti dokumento turinį pagal pateiktas pastabas. Atsidaro dokumentą, paima iš serverio, atsidaro Wordinį dokumentą, pakoreguoja pastabas, išsaugo, grąžina dokumentą į serverį ir savo darbą patvirtina paspausdamas mygtuką atlikta. Procesas keliauja į sekantį žingsnį, vėl vizuoti dokumentą derinančiam pirmam asmeniui. Derinantis asmuo gauna dokumentą užduotį vizuoti dokumentą, atsidaro, susipažįsta su pakeitimais, susipažįsta su dokumentu ir savo užduotį patvirtina paspausdamas mygtuką atlikta. Dokumentas keliauja sekančiam derinančiam antram asmeniui. Antras derinantis asmuo gauna užduotį, atsidaro dokumentą. Taip pat susipažįsta su dokumentu ir savo patvirtinimą atlieka paspausdamas mygtuką atlikta.
Suderinus dokumentą derinantiems asmenims, dokumentas keliauja pasirašančiam asmeniui, kuris yra nurodytas pagrindinėje kortelėje pasirašantis asmuo. Pasirašantis asmuo, vadovas, gauna užduotį pasirašyti dokumentą, atsidaro dokumentą, taip pat susipažįsta su parinktu dokumentu ir neturėdamas jam pastabų, pasirašo dokumentą paspausdamas mygtuką atliktą. Paskutinis proceso žingsnis po direktoriaus pasirašymo yra registruoti dokumentą. Dokumentas keliauja atsakingam asmeniui už registraciją. Registratorė gauna dokumentą užregistruoti. Atsidaro dokumentą, paskui pažiūriu prikabintą ir paspausdama mygtuką atliktą užregistruoja dokumentą patvirtinama jį paspausdama mygtuką registruoti. Dokumentas gauna registracijos datą ir registracijos numeriuką.